Sveiki, mėlyjeji. Šiandien noriu parodyti jums vieną pratimą testą. Taigi, jums tai reikės jūsų delniukų ir sudėkite delnus, būtent šitaip kaip aš sudėjau, laikykite juos ir ne tik tai laikykite, bet stenkitės spausti, kiek tik tai turite jėgų vieną delną į kitą. Ir spauskite, kiek tik tai galite. Spauskite ir kuo ilgiau spaudžiate, tuo labiau jaučiate, kad gal ir nugalės viena ranka kitą rankytę, ar ne? Tai stenkitės iš visų jėgų nugalėti, ne? Vien dešinė ranka galbūt nugalės kairę, kairė galbūt nugalės dešinę. Spauskite, kuo ilgiau pabūsite šitą būseną, tuo aiškiau bus, ką tai reiškia, ar ne? Tas testas bus kaip ir geresnis atsakymas tada ateis, ar ne? Dar spauskite, jau turbūt jaučiate, kaip ir jūsų rankos po truputėlį pradeda pavargti. Mes, aišku, negalim tiek laikyti, kiek iš tikrųjų vyksta tas procesas, apie ką pakalbėsiu. Tai dar spauskite, kiek tik tai turite jėgų. Ir paleiskite. Ką pajutate? Pirmiausiai palengvėjimą, taip? Ir tokį tarsi jėgų antplūdį, taip? Kūnas atsipalaidavo, jam geriau pasidarė. Apie ką šis testas? Tai šitos rankos, įsivaizduokit, kad šitos rankos tai yra jūsų dvi asmenybės dalis, kurios viena kovoja su kita. Dėl kažkokių tai priežasčių, kurių priežasčių yra labai daug iš tikrųjų. Tai viena dalis sako, aš darysiu taip, kita dalis sako, ne, tu esi bloga, tu esi nevykėlė ar nevykėlis, tu nemoki nieko, tu nieko nedarai ir žodžiu vyksta viduj kažkoks konfliktas, ar ne? Dėl ko jisai vyksta, vėlgi apie tai yra atskira kalba, tikrai daug medžiagos yra įvairios, apie tai kalbėsiu kitose video. Tai šitas rankų spaudimas tai yra atspindi tą mūsų vidinį konfliktą, kai mūsų viena asmenybės dalis kovoja su kita asmenybės dalim. Jeigu mes palaikytumėm rankas suspaudę ilgai, ne tiek, kiek mes čia dabar laikėm, ten iki minutės turbūt, tai tikrai mes labai nuvargtumėm ir netektumėm labai daug energijos. Ir jūs tikrai pastebėjot momentą, kai atleidot rankas. Staiga plūstelėjo energija ir pasidarė taip gera, lengva. Taigi, kai yra konfliktas vidinis, mes eikvojame energiją, mes jos netenkam. Ir užtat daugelis žmonių dabar labai skundžiasi tai, kad nėra energijos, ar ne? Nors jie ilsisi ir susidaro kažkokias savo palankės sąlygas pasilsėti, bet niekada nesilsi. O pasilsėti negalės dėl to, kad yra vidinis konfliktas, kuris eikvoja daug energijos, daug jėgų palaikyti šitą konfliktą. Kai mes rankas atleidžiame, išsilaisvina didelis energijos kiekis. Tai reiškia, mes turim papildomą energijos šaltinį, kurį galim panaudoti kūrybai, savirealizacijai, santykiams. Ir mano palinkėjimas yra ne kovoti, o palaikyti vienas kitą, sveikinti vienas kitą. Asmenybės dalys turi būti priimtos, su jom turi būti nekovojama, jos turi būti neatmetamos, jos turi būti priimamos ir integruotos į mūsų asmenybės visumą. Ačiū Jums ir smulkiau apie visus kitus mechanizmus kitose video.